duotas trikampis ABC, taškas E yra to trikampio pusiaukraštinių susikirtimo taškas. Tuomet brėžinys yra papildytas taip, kad figūra A, E, B, D yra lygiagretainis. Ir taškas F yra šio lygiagretainio įstrižainių susikirtimo taškas. Yra duota, kad atstumas DE yra 8. Reikia rasti atkarpą CE. Taigi taip yra duota, belieka paskaičiuoti. Žinome, kad lygiagretainio įstrižainės susikirsdamos dalinasi pusiau. Vadinasi, atkarpa EF yra lygi atkarpai FD. EF lygu FD. Jeigu visa ED yra 8, tuomet 8 daliname per pusę ir gausime po 4. Šios atkarpėlės bus po 4. Žinome, kad taškas E yra pusiaukraštinių susikirtimo taškas. Žinome, kad pusiaukraštinės susikirsdamos dalinasi santykiu 2:1, imant nuo viršūnės. Tai, ką aš dabar pasakiau, galima užrašyti atkarpomis. CE santykis su EF yra lygu 2:1. Kitaip sakant, atkarpos CE ilgis yra dvigubai ilgesnis negu atkarpos EF ilgis. Žinome, kad EF yra 4, tuomet CE yra 2 kartus daugiau, 8.